Šratinuko pasakėlės. Sveiki, bičiuliai! Su jumis ir vėl sveikinasi Šratinuko pasakėlės. Ir šioje laidelėje kartu su manimi bus, kaip ir pernai metais girdėta, pernai metų laidelėje, taip pat ir šiuos metus pradeda Klementina. Sveiki! Ir vėlgi ta pati Viktorija. Labą. Na ir kaip jūs sutikote naujuosius metus? Puikiai. Ką veikiai, Klementina? Atšvenčiu. Ar matei gražių fejerverkų? Taip, labai daug, labai gražių. Ar pati bent vieną išleidai į orą? Žinoma. Bet šiaip mažiesiams radijo klausytojams taip pat turiu patiems neišleidinėti, tegul jau tai daro tėveliai. Na, norėčiau pridurti, kad jie gali neišleidinėti tos fejerverkus, bet jie gali pasiimti tos šaltųjų ignelių, kurios irgi puikiai atrodo ir tikrai labai suteikia daug džiaugsmo, ypač mažiesiems. Pritariu. Aha, Viktorija, ar tu per naujuosius metus leidai fejerverkus, ar žiūrėjai, kaip leidžia kaimynai, ar turėjai šaltąją ugnelę rankoje? Na, aš iš pradžių tiesiog žiūrėjau, po to tėvai pradėjo išleidinėti fejerverkus. Tada pasiėmiau, žinote, kai buvo tos ilgas lazdos, ten uždega ir šaudo fejerverkai, tai aš tiesiog tą lazdą laikiau, ten yra visiškai saugu, o po to šaltasis ugnelis, maizgaliojau visai. Žodžiu, viską, kas sprogsta, dega ir šviečia, tu matei ir pati turėjai ir prie to prisidėjai. Galima ir tai pasakyti. Na, aš irgi naujosius metus sutikau gana linksmai, šiaip įprastai, kaip ir kiekvienais metais, tačiau man taip visada patinka. Ramiai, gražiai, pasižiūrint iš toli, kaip kiti leidžia fejerverkus, nes aš pati šiek tiek esu baikšti ir jeigu kas nors sprogsta, to iškart susigaižiu ir nebenoriu nieko matyti daugiau. Na, bet, netemkim mūsų trumpo ir brangaus laidelės laiko. Tuomet prisiminkime pernykštę mįslę ir pabandykim sužinoti jos įminimą. Ir mįslę, kaip Viktorija, jeigu kas pamena, pernai mums užminė, taip tegul šiemet ir pakartoja. Muša ir muša, o nieko neužmuša. Aha, ir dabar kreipiuosi į Klementiną. Ar tu žinai šios mįslės įminimą? Manau, kad žinau. Aha, ir ką tu manai, kas tai yra? Galbūt. O gal ir negalbūt. Manau, kad tai širdis. O ką jie muša? Dūžius. Žodžiu, taip tu esi teisi ir aš iš karto informuoju mūsų laidelės klausytojais, kad žmogaus širdis, apskritai širdis yra pats stipriausias raumuo žmoguje. Aš norėčiau paprieštarauti, nes aš girdėjau, kad pats stipriausias yra kojų raumuo. Tikrai ne. Galiu netgi pateikti labai akivaizdų pavyzdį, kodėl ne. Pavyzdžiui, kai tu daug sportuoji, daug bėgioji, tau paskui kojų raumenis skauda. Neskauda jau nebe. Tau jau nebe, bet vis tiek skauda. Na, tarkim, paimkim nesportininkus, apskritai žmonės skauda. Na, kai nesportuodavai, tada gali tikrai pripažinti, tai skaudėdavo. Na, bet tarkim, persitemptum ar dar kažkas skaudėtų. Na, aišku, skaudėtų. Esi jautus kojų raumenų skausmą. Taip. Nes jie pavargsta. Pavargsta, taip? Na, taip. O širdis ar kada nors pavargsta plakti? Ai, nepavargsta. Taigi, vien dėl to, kad širdis nuolatos plaka. Pavyzdžiui, kai tu miegi, tavo kojų raumenys ilsisi, bet kai tu miegi, širdis nesiilsi, nes širdis pastoviai plaka ir palaiko tavo gyvybę, varinėja po visą organizmą. Taigi, žodžiu, širdis yra toks stebuklingas motoriukas, bet mes kalbėsime šį kartą apie širdį ne kaip apie vidaus organą gyvybiškai reikalingą, bet kaip apie kažkieno simbolį. Ką simbolizuoja širdis? Ką simbolizuoja širdis dažniausiai? Knygutėse, animacinėse filmukuose ir taip toliau ir panašiai. Meilė.
Klementina, tu esi teisi, nes dažniausiai širdis, jeigu taip širdutė, dar kažkas iškart yra susijęma su meile. Taigi, o kas yra ta meilė? Va, tu Klementina pradėsimeniai, tai turbūt ir žinai. Pasakyk visiems. Žmonių jausmai, šilti jausmai. Šilti, tai juos galima pačiupinėti ir pajausti, kad jie šilti? Ne, tai yra perkeltinė prasme šilti jausmai. Na, kaip Viktorija paaiškintų, kas yra meilė. Tai yra dviejų žmonių susirišimas, kai nebegali. Su raišteliais batų? Ne, tiesiog, kaip čia pasakius, tiesiog, kai negali paleisti to žmogaus, jeigu Nes jis tau skolingas. Ne, nes tada tau nebeplaktų širdis. Aha, kaip įdomi. O man iš tiesų yra vis dar neaišku, nemokėčiau pasakyti, kas yra meilė, todėl kreipsiuos pagalbos į pasaką. Pasaka visiems puikiai žinoma, Gražuolė ir Pabaisa. Galbūt čia mes atrasim kokią nors meilę. Kadaise gyveno pirklys. Jis turėjo 3 dukteris. Vyriausioji buvo vardu Goduolė, nes visko norėjo. Vidurinioji vadinosi Pavyduolė, nes norėjo visko, ką turėjo Goduolė. Jauniausioje šaukė Gražuolė, nes tokia ji ir buvo. Atėjo sunkus laikai, pirklys prarado visus pinigus, taigi kartu su dukterimis turėjo palikti puikius rūmus ir keltis į mažą pašiūrę miesto pakraštyje. Goduolė ir Pavyduolė nuolat dejavo, o Gražuolė tvarkė pašiūrę, kad joje būtų kuo patogiau gyventi ir kad visi jaustųsi laimingi. Tačiau Goduolė ir Pavyduolė dūsavo vis labiau, taigi galiausiai pirklys nusprendė ieškoti laimės kitoje šalyje. Prieš išvykdamas pažadėjo dukterims parvežti dovanų. O, prabilo Goduolė. Norėčiau auksinės dėžės pilnos dailiausių papuošalų ir šilkos suknelės, kad turėčiau prie ko jos nešioti. O, atsiliepė Pavyduolė, norėčiau tokios padėžės ir gal 2 šilkos suknelių. Tada aš norėčiau 10 suknelių, šaukė Goduolė. Ir aš, klykė Pavyduolė. O ko tu norėtum, brangioji? Paklausė pirklys Gražuolės plaunančios langus. Kadangi mes neturime sodo, norėčiau kvapnios rožės, atsakė Gražuolė. Taigi pirklys iškeliavo ir greit vėl tapo turtingas. Grįžtant pas dukteris, jo laivą paskandino baisi audra. Pirklys vargais negalais išplaukė į krantą. Jis prarado viską, išskyrus gyvybę. Žinoma, dabar neturėjo už ką nupirkti dukterims dovanų. Liūdėdamas dėl praradimo, bet džiaugdamasis, kad liko gyvas, jis įžengė į mišką. Sutemus nakčiai, priėjo gražų sodą ir dailius rūmus. Paskambino durų skambučiu, ketindamas paprašyti nakvynės. Duris atidarė baisiausias padaras, kokį pirklys yra kada regėjęs. Veidas ir kūnas buvo siaubingo žvėries, bet drabužiai prabangus kaip karaliaus. Išsigandęs pirklys net atšoko, bet Pabaisa šyptelėjo ir ištiesė leteną. Šypsodamasis jis neatrodė toks bauginantis. Pirklys papasakojo, kas atsitiko. Pabaisa žengė žingsnį atgal, nusilenkė ir pakvietė pirklį į vidų. Čia nematomi tarnai įmetė į židinį daugiau malkų, atnešė maisto. Pirklys ir Pabaisa susėdę prie ugnies, valgė ir pasakojo vienas kitam istorijas. Atėjo laikas gulti. Nematomas tarnas paėmė pirklį už rankos ir nuvedė jį į šiltą patogią lovą. Čia jis palaimingai užmigo. Kai pirklys atėjo pusryčių, Pabaisa jo jau laukė. Dienos šviesoje jis atrodė dar baugesnis. Pirklys staiga nusigando ir pasakė, kad jam laikas keliauti. Pabaisa nusilenkė ir atsisveikino. Eidamas per sodą, pirklys pajuto rožių kvapą. Apsidairęs pamatė gražų krūmą aplipusi puikiais rožių žiedais. Prisiminęs jauniausios dukters prašymą, nuskynė vieną jai dovanų. Pasigirdo šiurpus riksmas. Atsisukęs pirklys išvydo įniršusi Pabaisą skubantį iš rūmų. Pirklys puolė ant kelių melsdamas pasigailėti.
Atleiskit, 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 darykit ką norit, bet nesuėskit manęs. Aš tik norėjau padovanoti rožę jauniausiai savo dukrai, kuri yra maloniausia mergaitė. Pabaisa nurimo ir susimastė. Puiku, aš tavęs neėsiu, jei atsiųsi jauniausią savo dukrą pas mane. Jo akise slypėjo gyvuliškas liūdesys. Matai, kartais aš jaučiuosi labai vienišas. Taip, ištarė pirklys skubėdamas sprukti ir laimingas, kad nebuvo suėstas. Pažadu bet ką. Kai pirklys parvyko namo, Goduolė ir Pavyduolė labai supyko negavusios dovanų ir visai paniūro. O Gražuolė džiaugiasi rože. Kaip tik jos mergaitė ir trūko. Rožė buvo tokia nuostabi, kad Gražuolė pageidavo viską apie ją žinoti. Iš pradžių pirklys vengė pasakoti apie pabaisą ir jam duotą pažadą, bet galiausiai dukra išgirdo visą istoriją. Žinoma, pasakė pirklys, tu neprivalai eiti gyventi su pabaisa. Privalau, liūdnai atsakė Gražuolė. Duotą pažadą reikia tesėti. Jis susikrovė lagaminą ir iškeliavo pas pabaisą. Pabaisa žavėjosi Gražuolę. Ji buvo maloni, padėjo tvarkytis rūmuose ir net nematomi tarnai ją džiaugiasi. Savaitės bėgo, pabaisa pajuto, kad vis labiau įsimyli Gražuolę, bet negalėjo nieko padaryti, kad ji būtų laiminga. Rengė ją puikiais drabužiais, puošė gražiais papuošalais, vykdė net menkiausius jos prašymus. Savaitės virto mėnesiais ir pabaisa kasdien prašydavo Gražuolės tekėti už jo, o Gražuolė kasdien atsakydavo ne. Jisai buvo labai negražus, o ji visada svajojo ištekėti už dailaus princo. Bėgant laikui Gražuolė labai pasiilgo namų ir tėvo. Ji net ilgėjosi Goduolės ir Pavyduolės. Vieną dieną nuėjo prašyti pabaisos leisti jai keliauti kelias dienas ir paviešėti namuose. Gerai, jei tik nuo to tu būsi laimingesnė, neprieštaravo pabaisa. Bet su viena sąlyga, kad po savaitės grįši. Gražuolė sutiko ir pabaisa žinojo, kad gali ją pasitikėti. Išlydėdamas padovanojo jai stebuklingą veidrodėlį. Pažvelgusi į jį galėjo matyti, kas vyksta rūmuose. Dar davė jai stebuklingą žiedą ir pamokė, kad 2 kartus pasukusi jį ant savo piršto, akimirksniu atsidurs rūmuose. Kai Gražuolė grįžo namo į pašiūrę, tėvas labai džiaugiasi, kad ji taip dailiai atrodo, o seseris žavėjosi prabangiais jos drabužiais ir papuošalais. Ir aš norėčiau tokių apdarų, tarė Goduolė. Ir aš, atsiliepė Pavyduolė. Jos nusprendė įkalbėti Gražuolę paviešėti ilgiau nei savaitę, kad turėtų daugiau laiko išvilioti iš sesers drabužius ir brangenybės. Prabėgo 2 savaitės ir Gražuolė pasijuto kalta, kad negrįžo pas pabaisą. Nutarė pažiūrėti į veidrodėlį, kas vyksta rūmuose. Ji išsigando išvydusi pabaisą, gulinti lovoje ir nematomus tarnus niekaip negalinčius jam padėti. Kadangi Gražuolė negrįžo, jo širdis plyšo iš skausmo. Springdama ašaromis Gražuolė pasuko 2 sykius žiedą ant savo piršto ir išskrido pas pabaisą. Kol atsidūrė prie jo lovos, jis jau buvo miręs iš liūdesio. Gražuolė žinojo, kad giliai širdyje jį tikrai mylėjo. Jos ašaras byra ant negražios jo galvos. Ir jis atgijo, bet ne pabaisa. Iš lėto jis virto jaunu princu, labai dailiu jaunu princu, ir pora džiaugsmingai apsikabino. Jaunasis princas papasakojo Gražuoliai, kaip kadaise pavydi fėja, supykusi, kad jis jos nevedė, pavertė jį bjauriu žvėrimi. Toks jis turėjo būti, kol kas nors jį pamils, nepaisydamas jo bjaurumo. Gražuolė ištekėjo už princo ir jiedu ilgai laimingai laikėsi savo rūmuose miške. Princas nupirko pirkliui didelius namus, o Goduoliai ir Pavyduoliai auksinės dėžes su šilku ir brangenybėmis. Visi jie linksmai sau gyveno. Šratinuko pasakėlės. Tai kurgi šioje pasakoje slypi meilė? Viduje.
Kur tas viduje konkrečiau? Gražuoliai įsimylėjo pabaisos vidų, o ne išorę. Viktorija, kaip tau atrodo? Lygiai taip pat kaip ir Klementinai. Jūs mąstot vienodai? Bent jau šį kartą tai taip. Taigi, ar čia yra ta tokia tikra ir graži meilė, ar kaip goduolė ar paviduolė, pavyzdžiui, būtų pamilusios dėl turtų? Čia tikrai ir graži meilė. Iš ko sprendi? Dėl to, kad gražuoliai visai nerūpėjo turtai, jeigu jį prašė rožės, o ne kokių suknelių ar papuošalų. Viktorija. Aš manau, kad tai yra graži meilė, dėl to, kad ji, nepaisydama baisumo to vyro, įsimylėjo jo vidų, jo gerumą, o ne turtus, kaip sakė Klementina. Bet paskui, kaip matot, nuskilo jai visai, nes dar ir pasirodo, kad jis buvo toks ne šiaip savo, visai dailus jaunikaitis. Taip, labai gražus turbūt, jeigu įsimylėjo dar kartą. Jis nauja. O pavyzdžiui, vat aš jūsų taip mergaitiškai paklausiu. Kaip vat jūs darytumėte, jeigu, tarkim, jūsų tėvas būtų pirklys ir vat prašytų kažko, tai kad parvežti jums lauktuvę iš tolimo krašto? Ko jūs prašytumėte? Vyro. Juokauju. Nežinau, šiaip niekada nepagalvojau. Na, dabar pagalvo, kol Viktorija atsakys į tą patį klausimą. Na, aš sakyčiau, kad man nieko nereikia, tiesiog, kad grįžtų sveikas ir laimingas. Ir tarkim, grįžta ir parveža tau, šiaip tu nieko neprašy, bet tau parveža va tokią rožę iš pabaisos rūmų ir tau liepia ten eiti su juo gyventi, o tu tarkim nežinai šios pasakos, ką darytum? Tada aš, jeigu lieptų, tai lieptų, ką jau padarysiu reikia. Bet, pavyzdžiui, tau pasakytų, kad ten gyvena baisus žvėris, toks bjaurus, toks, kad net šiurpas eina ir tu turėsi su juo gyventi ir jį linksminti. Jeigu pasakytų, kad tik dėl išvaizdos jis toks baisus, tai tada, nemanau, kad dėl to neičiau. Na, dabar Klementina jau apsvarstė, ko prašytų. Tai aš visiškai pritariu Viktorijai. Ei, turėk savo nuomonę. Ne, bet čia labai tiksliai pasakė, kad tikrai svarbiausia, kad grįžtų sveikas, o ne materialūs turtai. Na ir gerai, vėl ta pati situacija. Parveža tau tokią stebuklingą gėlytę, žiedelį gražų rožės iš pabaisos sodo. Ir pasirodo, kad tau reiks eiti gyventi pas baisų monstrą. Gražinčiau rožę jam. Ir neitum? Turbūt, kad ne. O pavyzdžiui, tarkim, sužinotum, kad paskui jau palaiko, kad ten buvo dailus jaunikaitis ir tiesiog te reikėjo tau pas jį nuvažiuoti. O gal jis ne mano skonio? Na taip, grožis nelygų grožį. Kas, pavyzdžiui, yra tavo skonio, kas tau yra gražu, koks žmogus tau yra gražus? Čia vidaus savybės nori, kad pasakyčiau? Viskas tau yra gražu. Vidus, išorė, tiesiog tau. Nuoširdumas, išvaizda, charakteris. Išvaizda. Skirtingai kiekvienam. Taip, tai aš negalėčiau dabar apibūdinti tiksliai, kaip turi atrodyti, nes tada turėčiau paimti kažkokį žmogų ir jį apibūdinti. Bet tiesiog, jis turi būti man gražus, o ne visiems aplinkiniam. Na, Viktorija. Aš tiesiog, man puiku, jeigu aš turiu, sakykim, gražų vaikiną, bet aš į tai neįtin žiūriu, tiesiog aš žiūriu į jo vidų. Ir ką tu ten įžiūri? Širdį. Ar stiprus raumuo? Kad dėl raumenų kalbant, tai tiesiog gali pasportuoti ir atsirasti tie raumenys tikrai. Apie vidinės savybės, vidinį pasaulį. O apie vidinį tai turi būti nuoširdus. Gerai. Jūs vienodai mąstat, vienai nuoširdus, kitai nuoširdus. Svarbiausia. Tiesiog tai gal man atrodo visoms tai svarbu, kad būtų nuoširdus. Dar turi būti geras, tikrai. Kas yra geras? Vienai geras yra, kad, jis šiandien manęs neprimušė. Kitai geras, kad, man nupirko kažką brangaus. Kas tau yra geras?
kai jis yra švelnus, skiria tau dėmesio, kažkas tokio. Ir jau tokį galima mylėti. Taip. Aišku, tuomet nežinau, ką dar pridurti. O kaip tau, Dalia, man tai labai būtų įdomu sužinoti, Kas man? kokio tu norėtum vyro. Aš norėčiau pabaisos, kuris paskui virsta gražuoliu. Labai manau, kad dar anksti yra spręsti apie vyrus visokius. Na, iš pat pradžių reikia tiesiog padraugauti, pamatyti ir tada sužinoti, ko tu nori. Tai su kokiu norėtum draugauti? O štai jau čia dabar yra ne piršlybų centras, čia yra šratinuko pasakėlės ir mes šią temą pakalbėsime po laidelės. Na, o dabar, kadangi ši pasaka buvo gana ilga, tad mūsų laidelė jau eina į pabaigą, aš labai taip staiga nukreipiu temą ir viską baigiu. Atėjo metas užduoti mįslę artėjančiai laidai. Klementina, ar padarysi šią paslaugą ir užduosi mįslę? Okei. Gerai. Pušis nukirsta, širdis išimta, eina keliu vaitodama. Na ir pakartok dar kartelį labai aiškiai, garsiai ir iš lėto. Pušis nukirsta, širdis išimta, eina keliu vaitodama. Kas tai yra? Ar Viktorija jau dabar pat galėtume minti? Na, čia labai sunku, aš net neįsivaizduoju, net nenumanau, kas tai gali būti. Verkianti pušis tikriausiai. Oi, nežinau, tikrai ne. Taigi, o mes sužinosime kitą laidelę, kitą savaitę, o jūs galite pasiieškoti kai kur knygose įminimo arba pasiklausti ko nors, gal koks nors protingas žmogus ir žino šį įminimą. O dabar atsisveikinam. Ikiukas! Ate! Ate! Su jumis buvo Šratinuko pasakėlės.